Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žinios eteryje kviečiame ketvirtadienio naujienų. Šiandien žiniose matysite. Rajoninių savivaldybių vertinime Alytaus rajonas liko indekso apačioje, miestų vertinime Alytus 5. Šventinę nuotaiką nepasiturinčiai šeimai sugadino šįryt sudegęs automobilis. Artėjant kalėdoms miškų urėdijoje aktyvėja eglučių pirkimas. Prekiaujame antrą savaitę ir, sakyčiau, pagausėjimas būna pirmadieniais gal ir prieš savaitgalį. Dėl to, kad, matyt, atsiranda ta nuotaika, kada jau norisi puošti savaitgalį. Dailininkė iš Vilniaus Genutė Burbaitė alytiškiams pristato tapybos darbų parodą, kurioje galima pasigrožėti neįprastais, nutapytais ant medžio paveikslais. Laisvosios rinkos institutas paskelbė Lietuvos savivaldybių vertinimus. Iš 7 miestų savivaldybių Alytus įvertintas 5 numeriu. Iš 53 rajonų savivaldybių indekso apačioje atsidūrė Alytaus rajonas. Tuo tarpu Druskininkai 4 vietoje. Išsamiau Daina Baranauskaitė. Lietuvos laisvosios rinkos institutas kaip ir kasmet paskelbė Lietuvos savivaldybių indeksus. Buvo vertinama, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir kaip efektyviai savivaldybės valdomos. Savivaldybės vertinamos 10 gyventojams ir investuotojams aktualių sričių, tokių kaip socialinė rūpyba ar mokesčiai. Iš 7 miestų savivaldybių Alytui atiteko 5 vieta. Anot Alytaus mero, tokio vertinimo tikėjosi. Tai tam tikras šių metų veiklos įvertinimas. Nemeluosiu, tikėjomės rezultatų. Todėl, kad vertinant viską, sudėjus kompleksą, matosi dinamika. Sakykime, dėl investicijų pritraukimo ir dėl transporto, ir dėl švietimo. Ir, aišku, dinamika gerai, bet galėtų būti ir geriau. Sakykime, nes galėjo mano supratimu ir daugiau pasiekti, bet gerai kaip yra. Merą nemaloniai nustebino tyrimo išvados, jog Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai blogiausiai iš visų miestų įvertinti dėl bendravimo su gyventojais, atsakymų į paklausimus pateikimo terminų. Kad vėluoja atsakymai, kad gyventojai, kai kreipiasi, mūsų specialistai nesugeba atsakyti laiku, kaip nustatytais terminais, gyventojų netenkina atsakymai ir taip toliau. Tai čia mes paskutiniai praktiškai čia ne vietoje tarp tų miestų, ta prasme, iš principo tai paskutiniai. Ir ten tai parašyta, kad šitas rodiklis mus žymiai patempė žemyn. Kad socialinės klausimas, kita pusė, aišku, čia, kad socialinius klausimus mes prašiau sprendam, bet tai yra, manau, neobjektyvu. Nes bedarbystės lygis, kai buvo tokia pramonė ir taip toliau, tai pas mus buvo užprogramuota, iš karto neįspręsi ten kad pakankamai didelį kiekį išmokom pašalpų, kad daug pas mus bedarbių. Tai šičia, mano supratimu, yra pateisinama, aš dėl to nepergyvenu, infrastruktūrą gerinam, gyventojų atvažiuos, ta prasme, ir liks ir grįž, tai aš čia nusiteikęs optimistiškai. Bet kur yra blogai, tai kad blogai reaguoja ir žmonės nepatenkinti mūsų administracijos darbu. Tai pačiai daugiausia patempė žemyn mūsų tą rodiklį, tai administracijos veikla. Manau, labai paprastos priemonės, dabar pakontroliuoti, bus pasakyta, kad visus atneštų įragi, viskas pas mus yra sistema, kur matosi, kaip kas atsakinėja, kas neatsakė ir taip toliau. Tai yra 2 būdai žmogų, kaip yra paskatinti ir nubausti. Tai šiuo atveju, kas gerai dirba, aš visą laiką sakau, reikia paskatinti, o kas tempia žemyn ir blogai dirba, reikia imtis atitinkamų priemonių. Galime kategoriją sumažinti ir atlyginimą sumažinti. Yra daug priemonių. Iš 53 rajonų savivaldybių antrus metus indekse pirmauja Kauno rajonas. Prasčiausiai iš rajonų savivaldybių šiemet įvertinta Alytaus rajono savivaldybė. Mūsų rodiklis yra tas, kad mes turime daug nenaudojamo turto. Arba, sakykime, didelis plotas nenaudojimas. Tai čia automatiškai tas atsirado. Tai, sakykime, vienas iš tų rodiklių, kuris mus patempė į apačią. Tačiau vėl vertinkime, mes turime objektų ir mieste, sakykime, poliklinika, biblioteka. Tai vėl, kaip čia vertinti, ar čia yra gera investicija Alytaus rajono savivaldybės į turtą, ar yra bloga. Tai vienas iš tų rodiklių, kuris, sakiau, buvo prastesnis. Antras rodiklis, kuris mus labai tempė į apačią, buvo parašyta rekomendacijose, kad Alytaus rajono savivaldybė neturi specialiojo šilumos plano. Tačiau vėl vertinkime tą dalyką objektyviai, nes apskritai Alytaus rajone mes pripažinkime, kad
šiluma apskritai yra decentralizuota. Ir rengti specialų į šilumos planą tikrai neverta, nes tas plano parengimas yra apskritai brangus, o dabar Alytaus rajone praktiškai centralizuotas šildymas yra tik Simne, kur ir tai ten šildoma biokuru. Alytaus rajono savivaldybė gavusi tokį įvertinimą žada imtis priemonių. Aš manau, kad visiems rajono savivaldybės darbuotojams, administracijai, politikams reikia nuryti tą karčią piliulę, priimti tiesą tokia, kokia yra ir žiūrėti į priekį ir tuos rodiklius taisyti. Tai sakau, galima ginčytis dėl metodikos, dėl tų pateikimų, bet šiandien mes matome, kurioje srityje mes esam stiprus, kurioje mes atsiliekame ir aš manau, kad mes padarysim išvadas. Iš 53 rajono savivaldybių druskininkams teko 4 vieta, Lazdijų rajonui 14 vieta, Birštonui 27, Varėnos rajonui 43, Prienų rajonui 49 vieta. Lietuvos savivaldybių indeksas – vertybinis indeksas matuojantis žmonių ekonominę laisvę savivaldybėse. Indekse savivaldybės vertinamos 10 sričių – komunalinis ūkis, transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, turto valdymas, administracija, biudžetas. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Iki didžiųjų švenčių likus 2 savaitėms gyventojai vis daugiau domisi, kur ir kokią eglutę įsigyti. Štai Alytaus miškų urėdijoje eglutės jau perka nuo lapkričio mėnesio pabaigos. Kaip praneša Viktorija Daugėlienė, žaliaskarių pasirinkimas nėra didelis, tačiau kiekvienas atėjęs ras savo skoniui tinkamą namų puošmeną. Kalėdų eglutė vienas pagrindinių didžiųjų metų švenčių akcentų. Anksčiau pagal senąsias tradicijas žaliaskarę puošdavo kūčių dieną, tačiau dabar vis populiarėja eglutę įsigyti dar gruodžio pradžioje. Jau prekiaujame 2 savaitę ir, sakyčiau, pagausėjimas būna pirmadieniais gal ir prieš savaitgalį, dėl to, kad, matyt, atsiranda ta nuotaika, kada jau norisi puošti savaitgalį ir paprastai po savaitgalio arba prieš savaitgalį padaugėja, o iš tikrųjų dar nėra gausus pirkimas. Nors jau vazonuose augintas arba įsodintas eglutes jau beveik išprekiavome. Nors kiekvienais metais kalėdinių medžių pasirinkimas medelyne yra nemažas, galima įsigyti kėnių, paprastų bei sidabrinių eglučių ar eglučių vazonuose, tačiau miškininkai siūlo tradicinės eglutes pakeisti eglės ar pušies šakele. Iš tikrųjų labai įvairių atvažiuoja, kaip ir jau keletas metų iš eilės daugiau teiraujasi su vazonu eglutę, paprasčiau gal ir pastatyti, gal kiti nori paskui pasisodinti savo aplinkoje prie sodybų, o kai kas net ir atvažiuoja perka paprastą vazoną ir sako, paskui pasodinsime į mišką. Turim įvairių, šiemet vazonuose prekiavome sidabrinėmis, serbinėmis, paprastomis eglėmis ir kėniais. Iš tikrųjų, nori gal vazonuose daugiau norėtų tos, kurios paskui ir puoštų aplinką gražesnės eglutės. O kirstos iš tikrųjų irgi populiariausios, ko gero vis tiek būtų kol kas gal ir paprastos eglutės, bet anksčiau, kada prasideda prekyba, anksčiau nori pirkti sidabrinės, nes jų geriau laikosi spygliai. Ir sidabrinių kol kas mes tiek ir neišauginame, koks yra poreikis, nes yra medelyno plotai ribojamus. Eglučių kainos Alytaus miškų urėdijoje nesikeičia jau eilę metų. Kainas kaip ir keletą metų prieš tai nekito ir nedidinome ir dėl to, kad keičiasi litai į eurus ir tokios nuostatos laikomis, kad kainų visiškai nedidinome. Kaip ir kasmet, Alytuje bus vykdoma akcija Parsineš kalėdas į savo namus. Gruodžio 18 dieną nuo 13 iki 17 valandos eglės šakos bus nemokamai dalinamos Rotušės aikštėje. Viktorija Daugėlienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Nemaloni staigmena nepasiturinčiai alytiškių šeimai. Šįryt užsiliepsnojo prieš mėnesį jų įsigytas automobilis. Dėl kokių priežasčių aiškinosi Daina Baranauskaitė. Šiandien Antano Jonino gatvėje liepsnojo automobilis. Kaip teigia transporto priemonės savininkas Juozas Pliauga, pusryčiaudami su šeima pro langą pamatė baltus dūmus. Paaiškėjo, kad dega prieš mėnesį jų pirktas Renault Space. Turim mažus vaikus, tai va šiandien biškį ilgokai miegojom, atsikėlėm, valgėm pusryčius, žiūrim kažkokį balti dūmai parūko pro langą. Pažiūrim, žiūriu, kad iš mano mašinukės kapoto verčiasi, tai ką.
Bėgom gelbėti. Labiausiai aš norėjau, buvo gretimai stovėjo mašinos, apsižiūrėti kokios mašinos, kad patrauktų mašinas, kad daugiau žmonėm nuostolio nepridarytų, ką pridarė man. Nu. Kalėdinę dovaną pasiuntė, ką darysi. Kaip manote, dėl ko užsiliepsnojo jūsų automobilis? Na, čia ko gero elektros sistema užsidegė, nes degus maždaug toj vietoj, kur šitas akumuliatorius stovi. Automobiliu Juozas Pliauga planavo vežioti šeimą. Prieš 10-metį sutikęs gyvenimo moterį su jie susilaukė 2 atžalų. Sūnui daugiau kaip metai, dukrai 9. Jeigu nebūtų problemos, visa kita, taigi mašinos būčiau nepirkęs. Dabar turiu dar vieną mašiną, bet jos rytoj technikinė baigėsi. O ten biškį važiuoklė pabirėjus, viskas ją norėjau remontuoti, bet atkalbino, kad neremontuoju, ko geriau kitą nusipirk. Nu, tai va tas geriau. Ir išėjo geriau. Tai taip nesmagios šventės laukia. Kodėl? Nesakyčiau, kad nesmagios, dar kažkas, aišku, nuotaika biškį pagadino, bet jeigu taip vertinsi kiekvieną situaciją ir viską, nu tai kas daugiau lieka žmogui pasidaryti? Nusišaut su durų rankena? Netikiu, tikrai. Ir pasilinksminsiu tikrai per Kalėdas normaliai. Sudegusio automobilio šeimininkai nepasiturinti šeima. Ir nors prieš šventinę nuotaiką nelaimė sugadino, jie turi planų pasitaupyti pinigų ir įsigyti šeimai svarbią transporto priemonę. Kodėl planuose? Nesakyčiau, kad tos mašinos labai brangiai kainuoja, visa kita. Spręsim problemą. Bet sakėt, kad nelabai pasiturinčiai gyvenat, kad padeda valstybė. Nu, padeda, taip esu. Tai grupiai priklausau žmonių, kur esu labiausiai nepasiturintis Lietuvoje, nes gaunu valstybės pašalbą maisto produktais. Tai va, gaunu kompensaciją už šildymą. Nu ką darysi? Automobilį užgesino operatyviai atvykę Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Dailininkė iš Vilniaus Genutė Burbaitė alytiškiams pristato tapybos darbų parodą. Joje galima pasigrožėti neįprastais nutapytais ant medžio paveikslais. Loretos galerijoje pristatoma menininkės iš Vilniaus Genutės Burbaitės tapybos darbų paroda Svajonės magija. Dailininkė Alytaus publikai eksponuoja per 20 paveikslų. Vieni jų tapyti ant drobės, kiti novatoriškai ir neįprastai nutapyti ant medžio. Šiam šventinio laikotarpiu Loretos galerija atvežė nuostabią Genutės Burbaitės tapybos darbų parodą. Kaip jinai sako, autorė, kad viskas prasideda nuo svajonės. Jeigu tuo tiki ir tai įvyksta. Labai įdomu, kad jos darbai yra atlikti būtent ant medžio rievės ir medžio rievė panaudota veido išraiškoje. Tai, sakyčiau, tai nauja mūsų galerijoje, nes tokios parodos neturėjo. Genutės Burbaitės kūrybai būdingas nepaslėptas moteriškumas, šiluma, švelnumas, sako parodos kuratorė Loreta Mankevičienė. Jos darbams tinka tokie žodžiai kaip švelnumas, moteriškumas, šviesa ir taip toliau. Jinai yra padariusi daug parodų tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, su kitais autoriais, taip pat personalinės parodas. Gyveno ir augo Vilniuje, taip pat baigė Vilniaus dailės akademiją. Dailininkės Genutės Burbaitės tapybos darbų parodą Svajonės magija galerijoje apžiūrėti bus galima iki sausio 10 dienos. Rūta Kašėtienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Į degalinę Prienų rajone užsukęs kitatautis už kurą bandė atsiskaityti eurais. Operatoriui atsisakius priimti užsienio valiutą, vairuotojas išvažiavo nesumokėjęs už degalus. Apie šį ir kitus kriminalinius įvykius praneša Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas 20-mečio jaunuolio pareiškimas, kad iš motelio esančio Alytuje kambario pavogta jam priklausantys 2600 litų.
Prienų rajono policijos komisariate gautas pareiškimas, kad gruodžio 3 dieną į degalinę esančią Prienų rajone Veiverių seniūnijoje juodu BMW automobiliu atvažiavęs kitakalbis vairuotojas užsipylė 50 litrų dyzelino ir už jį bandė atsiskaityti eurais. Degalinės operatoriui atsisakius priimti dar Lietuvoje neįsigaliojusią valiutą, vairuotojas paliko latvišką dokumentą kaip užstatą ir pažadėjo išsikeitęs pinigus atvežti juos į degalinę. Vairuotojas iki šiol neįvykdė savo pažado. Įtariame, kad dokumentas gali būti padirbtas. Degalinė nuostolį įvertino 200 litų. Prienų rajono policijos komisariate gautas Prieniškio pareiškimas, kad iš jo negyvenamos sodybos, esančios Prienų rajone, Ašmintos seniūnijoje, kieme stovėjusio traktorio Jums pavogtos 2 padangos su ratlankiais. Traktoriaus savininkui padarytas 2800 litų nuostolis. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Žiniose tiek, po akimirkos rytdienos orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote žinias, gero vakaro. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, metas sinoptikų prognozėms. Žemo atmosferos slėgio srities centras įsitvirtinęs toli šiaurės vakarus nuo Lietuvos, virš Norvegijos jūros. Labiausiai ciklono poveikis buvo ir yra juntamas Skandinavijos šalyse, Islandijoje ir Britų salyne. Šiomis dienomis minėtas ciklono centras mažai pakeis savo buvimo vietą. Galingas žemo slėgio sūkurys Berlyno meteorologijos instituto pramintas vardu Aleksandra nerimą kelia dėl labai stipraus vėjo. Vėjas sustiprėjo Lietuvoje ir kaiminėse valstybėse. Penktadienį krituliai daugiausiai nedidelė apims beveik visą šalį. Pietvakarių vėjas išliks gūsingas, kai kur 15–20 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje bus 2, Kaune ir Vilniuje 3, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 4, Kaune ir Klaipėdoje iki 5, Vilniuje iki 3 laipsnių aukščiau 0.